bulves. Vakarienai, cepelinai bus. Visada perbalęs, ateidavo rytais, tai nukrito, apalpo, tai nežinau dėl ko, bet gal valgo ne tą, ką reikia. Gal čipsus ir kolą valgo pusryčiam, tai apalpo. Nu gaila vaikinu, ką padarys. Gal ras priežastį. Aišku, trūksta. Skambinam, rašom, teiravimas, kaip jam ten sekasi. Marijus Užupis dar laukia gydytojų išvadų, nors komandos draugai jau ilgisi jo rūbinėje. Žaidėjas netikėtai sunegalavo praėjusią savaitę, tačiau į komandą, kurios rikiuotėje 6 sveiki krepšininkai iš 11 pradėjusių sezoną, remiantis išankstinėmis prognozėmis, turėtų grįžti greičiau už kitus. Optimistiškai žiūrint, tikrai manau, kad Marijus Užupis greičiausiai grįž. Tada Povilas Butkevičius Šeltono panašiu metu. Gal Povilas šiek tiek anksčiau ir tada Šeltonas kokią sausio, antrą savaitę. Šeltonas beje šią savaitę jau apsilankė komandos treniruotėje. Nors atsigavimas šiek tiek užtruks, jis ėmėsi darbo treniruočių salėje, o paklaustas apie pažadus savo kitiems metams, turėjo vieną labai aiškų pažadą. No more injuries for anybody on the team. That's the plan. Titus is doing a good job managing all of the injuries and the traumas on the team so far. So hopefully no more injuries. That's our New Year's resolution. O šiaip atrodo, krepšininkai yra tie žmonės, kurie gyvena dabartimi. Retas buvo susiplanavęs kitus metus. Išskyrus komandos gydytoją Tadą, kuris nors ir ne viską įgyvendina, tačiau planuoja. Kiti metai ateis, tada ir pradėsiu galvoti. Kol kas apie tai negalvoju. Nepasakyčiau iš tikrųjų, kad kažko tokio. Tiesiog dirbu savo darbą, turiu kryptis, stengiamės ir su komanda norėtųsi, aišku, geresnių rezultatų. Planų ir pažadų neturiu savo, būt smagu, kad liktum visi sveiki iki sezono galo. Jo, šiaip kiekvienais metais tą patį darau, kiekvienais metais kažką išsikeliu. Šiemet kažkaip daugiau sportuot norėjau, sveikiau maitintis, tai gausi, kad sportuot daugiau. Sveikai maitintis kol kas dar nelabai pavyksta, tai pratęsim kitiem metam. Kažkaip daugiau gal mokytis norėjau, bet lik ir tą reikalą apleidau, nes baigėsi universitetas, gal dar. O iš kažkokių tokių nerealesnių, didesnių, tai nežinau, sugalvos, laiko yra dar. Tačiau pasiruošti artimiausioms rungtynėms laiko ypač nedaug. O ir sąlygos tam ne pačios geriausios. Komanda jau pamiršusi, kada galėjo surengti kokybišką treniruotę ir vis dar laukianti sugrįžtančių Povilo, Marijaus ir Šeltono, pradėjo pasirinkimą principiniam mačui su Sūduva. Prieš treniruotę krepšininkai buvo užklupti jaunųjų gerbėjų. Jūs galite baigti parašą iš šio, kol dar nežaidžia aukštesniam lygiui, paskui jau bus vėlu. Gaila, kad nesavonis. Dėsim greičio, kadangi praeitą savaitę taip jau gavosi, ne? Iš tikrųjų, gal ir pliusai išėjo, biškį atsigavimui tam. Vis tada gerai. Kalėdos, šiaip varba. Tiklas tenis. Ja, Šelton jau birėdė. 1, 2, 3, 3. Ekipa buvo priversta pasipildyti naujokais. Į Vytį iš antrosios pagal pajėgumą Ispanijos krepšinio lygos atvyko Augustinas Jankaitis, o iš regioninės krepšinio lygos laipteliu aukščiau žengs Augustinas Svenskus, pastebėtas tuo met, kai tapęs geriausių mėnesio žaidėjų Sostinės krepšinio mokykloje, dalyvavo Vyčio treniruotėje prieš daugiau nei mėnesį. Labai viskas kol kas patinka, tiesiog džiaugiuosi galimybę, kad esu pakviestas į tokią komandą ir asmeniškai tobulėti ir tiesiog padėti komandai. Yra labai didelis noras, galiu tai pasakyti. Jaudulio dar kol kas nejaučiu, bet kai prieš varžybas bus, žiūrėsim, aišku. Kol kas tik labai didelis noras. Pirmoji treniruotė naujokui tiesa kiek apkarto. Jis nykstelėjo čiurną, tačiau šį kartą traumų prakeiksmas buvo nestiprus. Žaidėjas atsigavo ir galės žaisti savaitgalį. Viskas gerai, čia žaidybinė tokia, kai būna per treniruotės dažnai. Tokia nutinka, tai jau rytoj pamiršim iš viso, net nejaus turbūt. Gaila, kad treniruotės pradžioje biškai nykstelėjo koją, bet parodė, kad turi charakterį, nepaisant to, kad skaudo koją, pasijungė ir tęsė visą treniruotę. Tai kad žiūrėsim. Kai pradėjome laidą kalbėdami apie Marijų Užupį, jau žinojome, kad neminint jo vardo, užbaigti šią laidą būtų nuodėmė. Į ekranus grįžta rubrika Metimas iš Užupio. Kadangi Vytis nežaidė rungtynių praėjusį savaitgalį, keliamės į Raseinius, kur Edgarui Stanioniui geriau reikėjo mesti šiek tiek dešiniau. Edgaras Stanionis meta į lentos kraštą. Labą penktadienio vakarą ir ačiū, kad žiūrite Mezon NKL čempionato rungtynes.
O penktadienį Vytis išretintas traumų, tačiau pasipildęs 2 naujokais, stojo į kovą antrajame šių metų Suvalkijos derbyje. Jie atidarė 4 metus Sūduvoje praleidusio dabar jau Vyčio žaidėjo Roko Stankevičiaus tritaškis. Sedinas Jazukevičius atgal, Rokas Stankevičius iš 3 taškų zonos. Pusę pirmojo kėlinio svečiai priešinosi Marijampolės ekipai. Tačiau tuomet po krepšiais dominavusių Sūduva ėmė didinti apsukas ir jau po 2 kėlinių pirmavo 56-33, o Vytis turėjo labai minimalių galimybių išsikapstyti. Gynėjų Antanas Udras perima kamuolį, jis per Roką Stankevičių. Rokas Stankevičius kiek pabūgo kontakto tame epizode. Trečiasis ir ketvirtasis kėlinys tebuvo formalumai. Vytis toliau leidosi triuškinamas, Lietuvos krepšinio fanų komanda trečiąjį kėlinį pralaimėjo 20-26, ketvirtąjį 10-30 ir varžovams leidė įmesti net 112 taškų, pralaimėjo 49 taškų skirtumų. Tai didžiausia Vyčio nesėkmė per komandos istoriją. Komandos 0, man minus 0. Vienas negali, antras negali, trečias negali. Va pajausit, dėl ko suleidau, kad pajausime gėdos jausmą, žaisdami prieš trečią sudėtį. Svečiams 17 taškų pelnė iš Ispanijos antrosios lygos į Lietuvą grįžęs Augustinas Jankaitis. Lietuvos krepšinio fanų komandos pergalių ir pralaimėjimų balansas vėl tapo neigiamas 9-10.